Sveiki, ponai, ja. Nu, sveikas, sveikas. Langą nuleis. Tu... Būsiu policininkas Fustukas Kugelis. Ar žinote, dėl ko buvo sustabdytas? Ne, nelabai. Gerai. Transporto priemonės numerius. Ar veikti? Ar rodyti informaciją apie. Nekurkit, kol nepaleisim. Kur žinau laisvą vietą? Tai leis. Tai. Gerai, toj būsim. Nemanus iš karto. Nors neseniai jie jau šaudė mus iš karto. Gerai. Toj būsim, toj būsim. Документов, короче. Čia, šokam ir bėgam. Mes tik rūmė. Pakankim. Sveiki. Sveiki. Čia jūs atvyko? Taip, mes kalbėjom telefonu, pas jūs pataikėm. Jo, tam pat. Tai gerai, galime eiti į viršų. Jeigu... Gerai. Tuo. Tuo po viską susijungsiu. Pakartokit įmonės pavadinimą. Įmonės pavadinimas būtų Lietuvos ginklų savininkų asociacija. Gerai. Tuo pagrį. Čia viską sutarkysiu. Biškai užtruks vis tiek, kol aš čia viską padarysiu. Keliam žmonėm reikės. O reikės 5 žmonėm. Gerai. Toj paduosiu nuotraukas asmenų. Gerai, pateik čia ant stalo prie manęs. Gerai, tada aš prisitrauksiu. Gerai, tą palauk. Vardus pavardus surašiau prie nuotraukų. Matau. Dar porą dalykų čia. Ok, viskas. Tai čia turės atsispaudinti visas 5 nuotraukas, visus 5 dokumentus. Rytoj. Gerai. Gerai, štai lagaminėlis su visais dokumentais, ko dar reikės.
O tai kol kas nieko nereikės, bet kai mes pasidarėm tą šios įmonės tinklalapį ir mums reikėtų tokios paslaugos, kad padarytume taip, jog tinklalapis atrodytų, lyg jisai yra jau ilgą laiką egzistuojantis. Tai, manau, būtų viskas įmanoma. Aišku, Tikrai suprantu, nerasi. kad čia neužteikia, mes atlyginimą susitarėm. Tai faktas. Tai gerai, tai gal galėsit paskambinti tada, kai bus paruošta su tinklalapiu viskas. Taip daugiau Gerai. lygtis ir viskas. Tai viskas. Gerai, tai tada dėkui ir iki skambučio. Gerai, išlydėsiu aš jumis dar reikia ir parašysiu aš jums, kada dar baigsiu. Gerai, visą gerą. Pranešiu Viso. jums, kada bus viskas pabaigta. Gerai, lauksiu skambučio. Visam. Gerai, viso. Tai kaip ir minėjau, viską jau turim pasiruošę. Mentų MDT turim. Turim advokatų padarytus IDs. Svetainę turėtų bet kurią minutę jau būti paruošęs advokatas jau. Tai dabar mums reikės per MDT paskelbti pranešimą, kad mes tokią ir tokią dieną atvažiuosim mūsų asociaciją įvertinti, ar policijos ginklai yra tinkami naudojimui, laikymui, ar jie saugus. Ir tada nuvažiavę mes juos ten įvertinsim ir taip toliau. O ko reikia iš jūsų, tai kad pasimokintumėt kažką apie ginklus, dėl ko ginklai gali būti netinkami naudojimui, dėl ko jie gali būti nesaugus laikymui ir visokie kitokie dalykai. Turi būti kaip ginklų ekspertai. Mokėti viską apie jį. Augi, tai pratęsiu, skambina advokatas. Alio, sveikas. Viską aš jau paruošiau, aš tau neužilgo greitų metų atsiųsiu žinutę su visa informacija, kad tu galėsi pats pasižiūrėti visą svetainę. Galėsi atsiųsiu tos prisijungimus, galėsi pats pasižiūrėti, ką tu norėsi pakoreguoti. Super, Tau bus... Super Reikia- tada. Tai jau turbūt visi. Ar dar bus kažkas? Jo, visi. Tai gerai, tai tada žino turbūt, kas esu. Esu Audrius Makalas, Lietuvos ginklų savininkų asociacijos įkūrėjas. Čia va yra mano darbuotojai. Tai mūsų šiandien tikslas yra patikrinti, ar jūsų ginklai yra saugus, tinkami naudojimui, laikymui. Tai paprašysiu tada visų ištuštinti dėtuves bei ginklo, išimti visas kulkas iš ginklo. O. Tai va. Tai dabar manau, kad mes esam keturiese. Aš jais pasitikiu, tikrai gerai esu apmokęs apie ginklus. Tai galim... Girdit? Wow. Jo. A, gerai. Tai tada galim į 4 grupelės kaip ir paskirstyti, kad greičiau čia viskas praeitų. Tai keturiesi mes ir patikrinsim tos ginklus, pažiūrėsim. Gal jūs kažką išmokinsim. Tai tada einam, kas su manim, kas su jais. Dar vieną ginklą turiu aš. Heavy pistol. Na, kas jo negerai irgi? Šitų programa. kulkų dėtuvė. Sakyk serijos numerį.
Gerai, supratau. Tvarkoj tada. Jeigu neįmanoma sutvarkyti, tai sunaikinkit jį. Gerai, gerą vakarą jums. Gerą Gerą vakarą. Eisim.